Mūsų klausia, kurios dvi iš šių funkcijų yra didėjančios visoje jų apibrėžimo srityje. Na, pabandykime įsivaizduoti. Štai čia yra minus šaknis iš x plus 3. Šaknies iš x grafikas, vat atrodo štai taip. Bet pas mus nėra šaknis iš x, pas mus yra minus šaknis iš x. Reiškia, mūsų grafikas bus apsivertęs, vat funkcija bus mažėjanti, y lygų minus šaknis iš x. Ir tada aš pridedu 3, grafikas per 3 vienetus pasikelia aukštyn. Jisai va taip kažkaip atrodys, bet akivaizdu, kad funkcija bus mažėjančioji. Taigi šis netinka. Žiūrim toliau. 3 padalinta iš x minus 3. Štai šį grafikėlį žiūrime. Čia yra hiperbolė. 3 padalinta iš x, jeigu būtų grafikas, būtų štai tokia hiperbolė, mažėjančioji. Kadangi čia yra pas mus x minus 3, visas grafikas bus per 3 vienetus pastumtas į dešinę, bet funkcija vis tiek bus mažėjančioji. Taigi mums netinka. X minus 3 kvadratu. Aišku, tai yra parabolė per 3 vienetus pasislinkus į dešinę. Jinai iš pradžių mažėja, paskui didėja. Taigi jinai nedidėja visoje apibrėžimo srityje. Netinka. Kita funkcija yra rodiklinė. 3 pakelta x-uoju. Tokia funkcija rodiklinė yra didėjančioji, nes kuo didesnis x, tuo didesnis ir y. Matosi, kelsim kuo didesnių laipsnių, tuo daugiau gausim. Eina per vienetą, štai taip. Ir tada yra minus 3. Reiškia, mūsų grafikas per 3 vienetus bus pasislinkęs į dešinę. Bet funkcija vis tiek bus didėjančioji. Ji mums tinka. Vieną jau radome. Žiūrime x minus 1. X minus 1 yra 1 padalintas iš x. Tai yra tokia pati hiperbolė, tik niekur nepastumta funkcija mažėjančioji. Tai akivaizdu, iš kuo didesnio skaičiaus dalinsime, tuo mažiau gausime. Na ir paskutinė mūsų funkcija būtų kubinė šaknis iš x, tik per 3 vienetus pastumta į kairę. Tai dabar kubinė šaknis iš x, grafikas tokios funkcijos atrodo štai taip. Ir jeigu jį mes pastumsim per 3 vienetus į kairę, mūsų funkcija vis tiek bus didėjančioji. Štai dar viena funkcija, kuri mums tinka. Eilutė netiko. Teisingas atsakymas D ir F.